Paskutinis antrojo pratęsimo akimirkos. Gana Urugvajus 1-1. Gana taip pat atliks baudos smūgį. Ir matome, kaip Ganos kapitonas Mensa kažką aiškina teisėjui. Ir Gana kelia kamuolį baudos aikštelę. Ir smūgis. Dar vienas smūgis ir dar vienas smūgis. Ir kamuolys vartininko rankose. Bet panašu, kad teisėjas taip, jis įsitrauko raudono kortelę ir ją jis rodo Suaresui. Taip. Luisas Suaresas šalinamas iš aikštės. 11 metrų baudinys. Užsidegė Ganos futbolininkai ir matom, kad Suaresas žaidžia ranka. Taip, aiškiai matoma, Suaresas žaidžia ranka. 11 metrų baudinys. 120 rungtynių minutė. Skersinis ir čia pateisės skelbia rungtynių pabaigą susėmęs galvos Gijanas. Matom pakartojimą. Prakeiktas Skersinis ir čia pat Suareso ašaras pakeičia džiaugsmas ir euforija ir čia pat matom nusivylusius Ganos rinktinės sirgalių veidus.